Eugenijus, aš Ina, aš Romualdas, Vytautas, aš būsiu vertėja. Ir papasakokit, kas svarbu pradirbti. Ką tau reikėtų pradirbti? Jo, žinai, kaip žmonių pasakytas blogų žodžių, žinai, greitai. Jis norėtų greitai paleisti įžeidimus. Kaip žmonės kažką pasako, tai suprantama. Jo, Finansinė laisvė. aštrus protas, sugebėti prisiminti Norėtų. ir nesvarbu, kada tai vyko šiam gyvenime ar praeituose gyvenimus. O aštrus protas ir gera atmintis, bet suprantama. Bet jūs pasakėte, kad reikia skubiai, reikalinga pagalba. O kas to kame tas greit skubumas pagalbos? Klausimas eina apie ką reikia skubiai pradirbti. Aš tuoj paaiškinsiu. Pas jį gal kažkoks skubaus yra. Esmė apie tai, kad mes išvažiuosim kas kur ir paskui nesusitiksim. Ir pasakykite gimimo metus. Kovo 8. Kovo 8, 89 metai. 90 metai, ne 89. Taip. Taip. Sakykite, kas dar svarbu, ką reiktų pradirbti. Svarbiausias yra susilieti su... Jis nori susilieti su kolektyvinė sąmonė. O kam? Pasisemti išminties. Kad galėtų semti išmintį. Bet ten jos nėra, jinai tavyje. Tu ir esi ta išmintis, ta informacija, ta energija. Išdings kolektyvinė, liks tu. Išlinks kolektyvinė, liksi tu. To streso paleidimas, nepriimti tos negatyvios žmonių energijos, nes nuovargis. Pas jį kažkur prapuola energija, tai jau kitas klausimas. O kas vaikystėje įvyko? Kažkas, koks neteisingumas, kas per sukrėtimas buvo. Koks pas tave neteisybės emocinis jausmas. Visą gyvenimą pragyveno su patėviu. Ir dėl to pas jį problema. Ir mama buvo daugiau prioritete buvo patėvis, o ne jisai. Ne, gal daug tiesiog dirbo. Ne, jinai paprasčiausiai daug dirbo, jos nebuvo. O jis naudoja jėgą? Gal ne tiek, kiek psichologinė. Daugiau psichologinio spaudimo. Laužė pagal save. Grasinimai, manipuliacijos. O kaip jo vardas? Rimantas. O dabar kokia šeima,
Su kuo Vytautas gyvena? Jisai vienas gyvena? Vienas jisai gyvena. O dar kažkokie egregorai ir pašventimai tarnyboje. Nebent bažnyčiai. Bažnyčioje buvau pašventintas, krikštytas. Pas jį yra pakrikštimas. Pas jį yra, bet jisai nesilaiko tų visų taisyklių. Ne, nesilaiko. Jis netiki į tai. O kaip dabar santykiai su patėviu, su mama? Visiškai nebendrauju, su mama bendrauju. Su patėviu visai nebendrauja, su mama bendrauja. O kaip santykiai, šilti ar kokie? Jis bendrauja, bet ne šilti santykiai. Ženė, ar tu turi klausimų? Ar broliai seserų turi? Buvo ir brolis ir sesė. Ne, tebėra. Yra brolis ir sesuo. Seserim gerai sutarė, su Soliu. Gal mažai bendrauja, bet sutarė. Kas vyresnis? Jis jaunesnis ir... Pasakykite, kaip patėvis su jais bendravo. Tai jie ir yra jo vaikai. Tai trauma berniukui. Ir aš matau, kad o iš su jais, su savo vaikais. O kaip patėvis su savo vaikais, kaip bendrauja? Su savo vaikais. Būdavo šiek tiek. Jis su jais bendraudavo kaip su savais vaikais, su juo, o jį atskirdavo. Taip, mes tai supratome, taip suprantama, tai būna. Tai ką, pasiruošę pradėti? Išjungit mikrofoną. Dėkuoju. Pažiūrėkim erdvę lauko. Ar kas, ar kaip dar dalyvauja energijai seanso. Žiūriu lauką. Aš sakyčiau, kad jinai tokia kaip betonas ir sluoksniuotas. Labai sunki ir nepajudinama. O kam svarbu šitas sunkumas, šitas nejudėjimas, kam tai reikalinga, ta statika? Tai greičiau neegzistuoja. Tai čia tik tai paprasčiausia aplikacija. Ar galima tarp viso šito Vytautą savo pamatyti? Taip, jam aktualu tai. Ir dabar klausimas tau. Ar norisi tame kažką pakeisti? Taip, jisai nori ištraukti lauką,
ir rodo jo laiko kaip siūlai, kaip laiko laikas užbetonavo ir jis nori ištraukti. Jie tokie, kad jie net tavyje, kas yra ta tamsa ir tai nebuvimas tas. Aš dabar noriu užduoti klausimą. Ar šitie fragmentai laiko priklauso tau, bet tu juos tam pasiruošęs dar kažkam atiduoti? Kam? Čia tai apie tai, kad aš nenoriu apie tai žinoti. Bet tai tavo energija, tavo istorija. Jisai atidavė tą erdvę kažkam konkrečiam. Erdvė turi kokią vaizdą. Jinai pas jį kaip linija. Ir tai tavo kelias, ir tas tavo kelias didina kelią į priekį, bet tu ten nori ištrinti. Kai tu ištrini kelią į priekį ir dabar toj pozicijai, kuris tai randasi, Vytautas. Dabar pradėkime stebėti jo emociją, jo reakciją. Tu šeimininkas padėties ir savo energijos. Tu esi taškas paskirstimo ir sukimusi. Ir dabar yra priekė, yra galia. Kaip dabar jisai visą tai priima? Jis daugiau žiūri atgal į praeitį. Jeigu jisai žiūri atgal ir mes galime pamatyti jo kūno būseną, kūnas kokia būsena. Toks kaip kad galva palenkta žemyn, nuolankumas, bet nuolankumas yra sugniužinimas. Toks nuolankumas yra kaip kad vaikas būtų prasikaltęs. Dar daugiau pasakysim. Tu auka ar tu budelis? Auka. Dabar pažaiskime į budelį. O kas jeigu tu esi budelis šitoj situacijai? Erdvė labai stipriai pradėjo tai reaguoti, o jisai pradėjo judėti. Procese jame daug lėčiau eina pas jį, negu kad reaguoja aplinka. Dabar labai gerai pradėkime stebėti. Svarbiausia, kad Vytautas pamatė, kad erdvė duoda reakciją vien tik nuo jo minties. Toks įspūdis, kad jisai iš vidaus užsipildo gyvenimu. Kaip kad gėlytė įsiplečia. Taip. Kas su ta nejudama akmeninė ta betoninė sija. Jis nori išardyti ir nueiti nuo smūgių. Kai tik tai jis gaus jėgų, kad daryti, išdėlioti viską, kad jai bus blogai. Ir dabar jis pamatė, kad jinai jo bijo. Ta situacija jo bijo. Rimantas jo bijo. Viskas, kas vyko su juo, vyko su juo, tai dabar ta situacija bijo jo, Vytauto.
ir matom, pažiūrėkim, kas įvyks. Pas jį kaip kad skiautas trukinėja, kaip kad buvo akmeninė skulptūra, iš vidaus viskas įsirėžia. Primena tai, kad jų suspaudė ir jisai per betoną dabar įsiveržė ir dabar pradėjo gabaliukai byrėti, kaip iš žievės dirbtinos erdvės. Tai dabar aš duodu klausimą, kas tu? Ar tas Vytautas, kuris ieškojo teisingumo energijos savo? Kas tu? Jis eina laisvė. Kad jis gali sukinėtis visas pusės, tai reiškia laisvę. Dabar stebėm šitą procesą, tegul aktyvacija kūne vyksta. Pasižiūrim, kaip fizinis planas reaguoja į cheminius kūno procesus. Rankas, kojas atleido. Resursas, energija pradėjo per kūną eiti. Ir galva. Ir į galvą kaip toks srautas, kad eitų. Lengvumas kūne. Nes netgi jį patį kaip truputį pakėlė ir kaip kad visą tai. Kaip ant gyvenimo kelio, žiūri kaip iš aukščiau. Pasidarė gal 10 kartų didesnis. Ir mato jisai ir mato jisai bėgiojimą. Jisai pradėjo didėti, kaip gal 10 kartų. Ir žiūri į tą visą veiksmą. Ir žiūri tą savo kelią, kurį turėjo. Bet pas jį nėra tų emocijų, kurios buvo iki to. Apreišk personažą Rimanto, kokio pavidalo patys bus. Apsimeta labai silpnu. Ant viršaus kažkas uždėta. Kažkur tai glevinkščiuoja. Pagailėkite manęs. Ir dar eina basas. Ir man svarbu suprasti reakciją pačio Vytauto į patį. Kas dabar jame aktyvuojasi, kokie emociniai programos, kokios emocinės programos. Jisai žino, kad jisai apsimeta. O iš kur pas jį jėga, kad apsimesti? Ir kad meluot tau. Pažiūrėk, kur jisai ima tą energiją. Jisai žino. Jisai sako, kad pas jį mano energija, jisai kitą ranką laiko. Kažkur pilvo zonoje, jis uždengia į kūno. Ir dabar jisai žino, kad nuo Rimanto yra kažkas tavyje. Tu pasiruošęs atskirai atgal dabar apsimainyti? Taip, įspūdis toks, kaip ne fizinės rankos. Galvoje 2 rankos uždėtos.
Taip jisai keičiasi. Kas grįžta pas Vytautą? Tai labai neįprastas resursas. Aš jį pavadinčiau kaip pusiau stebuklingą. Kaip dulkės ir šviesa kažkas. Kažkokia tai vaikiška magija. Gera prasme. Vaikiškas beribiškumas. O ką jisai atiduoda padėjai? Taip, manipuliacija. Galva labai stipriai stabdė. Kas tai? Atmintis? Emocinė laisvė. Jisai nepulsavo ir nedidėjo. Ir kiekvieną mintį reikėjo pertempti. Kaip pertempti kažkokį didžiulį krovinį. Buvo sunku galvoti. Ir dar taip pat galima paskirstyti tarp jų artimųjų ir vaikų, tarp brolių ir sesers. Taip pat paimti savo energiją, o jiems grąžinti jų energiją. Toks jausmas, kad Vytautą kaip batareiką visiems naudoja. Ir jeigu jisai pasiruošęs, jisai gali paimti energiją savo ir suprasti, kad pas kiekvieną yra savo energijos šaltinis. Ką tu tame plane matai? Pas visus įsirikiuoja į tokį bendrą referenciją. Ir nieko svetimo. Tik kiekvienas prie savo. Ir jeigu mama apreikšti, dar toks eina. Tai, kad jisai kentėjo dėl mamos, dėl moteriškos energijos, dėl to, kad jinai moteris ir kad aš priimsiu savo smūgį, kaip dabar mamai duodama informacija, atsibusk. Mama kaip kokanė, visa apsukta. Ar yra ten energija, sąmonė? Taip turi. Jinai kaip kalinys. Tai tu taip nusprendė, tai tu taip sutikai. Žaisti žaidimą, būti įkalintai. Tu tikrai pasiruošęs ir toliau ją būti. Ne, nenori. Ir Vytautas nenori. Nusprendė su to tai pakeisti. Ką mes matome? Jinai kaip nuo to kokano įsilaisvino. Kaip išsisuko. Kaip kad truputį buvo ne šitoje realybėje. Pas ją dalis bendro resurso yra. Taip. Atiduoda. Abipusiai mainai vyksta. Ir tik dabar atėjo mintis, o ką tikras tėvas, kodėl uždaryta šitą galimybę, šitą
šitas eiliškumas. Kam, kam, kam to reikėjo, ar reikėjo pačiam berniukui? Kaip pridegina? Tas kelias uždengtas yra. Ir čia tu nesavas ir ten tu nereikalingas. Nes nepaklausoma, kas su tėvu atsitiko, ar tiesiog išsiskirti su tėvu. Dabar pažiūrėsim, kas. Dabar mes pamatysime, kas vyksta tarp tų dviejų genetinių linijų, kurie jam svarbios yra. Jisai kaip kad prailgina tą atšaką, tą šaką, atstato. Kaip nukirpti laidai. O kaip tu matai ją? Jisai netgi jau, jisai jau senai žuvęs. Todėl jie ne kartu. Įjunkit mikrofoną. Pasakykit. Kaip jam buvo 18 metų, jisai nuskendo. Jie buvo jau išsiskyrę. O kaip jo vardas? Arūnas. Taip, ačiū, išjunkit. O dabar galima apreikšti Arūną. Ir pamatysim, kas už programą užbaigimą šitos giminės. Labai stipri kova. Su kuo? Aš sakyčiau, su demoninė dalimi. Tiesiog toks susidūrimas, kaip karas tiesiog. Tu skaitai, aš kreipiuosi pas Arūną, kad šitos būtybės turi tokią jėgą kaip ir tu. Kodėl tu su jom kovoji? Nusileidai iki tokio lygio. Aš nežinau, kodėl aš taip skaitau. Pažiūrėk į save, kas tu. Energija, bet labai noriu dodėti, kad prieš pastatymas turi prieš kažką. Ką tu statai į prioritetą prieš save? Tai kažkoks ribinė būsena. Tu pasiruošęs, jeigu tu pasiruošęs kovoti, tu turi matyti priešą. Jisai kaip muitininkas, jisai kaip ribinės energijos kovotojas su tamsa. O kame jėga? Tamsume ar tavyje? Kame šviesa? Ilgai galvoja, bet jeigu aš šviesos pusė, tai manyje jėga. Bet jisai pradėjo abejoti.
Kaip iš pradžių jisai buvo vienoje rolėje, paskui kitoje rolėje. Tada išeik iš abiejų. Išeik iš abiejų rolių. Yra trečias variantas, pats tikriausias. Kas tu tarp jų? Jis tiesiog stebėtas viso to. O čia tiesiog procesas. Ar verta toliau palaikyti šitą procesą? Jisai sako, kad jisai beprasmiškas. Ir iš tikrųjų. Taip, ir ką mes pastebim toliau? Ką toliau Arūnas daro? Kaip jisai veikia į Vytautą, dar į kažką. Dėl to, kad toliau nebūtų perdavimų. Per giminės liniją, kad nebūtų trukdymo toliau. Jis dabar vyks procesas toks, kurį mes paprasčiausiai stebėsim. Per Arūną ir per dar kažką tai, per kažkokias šakas, per kažkokias sielas, per giminės, per genetinę liniją dabar apsireikš. Yra pavydalas moters, yra maginiai poveikiai iš jos pusės. Tai eina per tėvo liniją. Labai stipriai per magiją išmuštas balansas. Tai toks įspūdis, kad aštrus svarstyklių kampas pažeistas. Kaip dabar taip viskas susitvarko? Kaip kad išsilygina viskas. Iš pradžių darosi kažkoks vieningumas tarp jų. Bet pas kiekvieną srautą savo laisvę, savarankiškumas. Tai yra kaip, kad viskas, tas mazgas įsiriša. Ir dabar Vytautas, kas jo laukia vyksta. Kas? Erdvė pasidarė daug lygesnė. Išsitempė. Kaip dabar atrodo jo įvaizdė tie personažai iš vaikystės, Eimanto ir kitų, ir kaip jisai išėjo į tą laisvę, į vertikalinę. Jie neutralūs. O emocinis fonas ir ta būsena įsižeidimo galima apreikšti fizikoje šitas reakcijas. Ar verta pykti ant jų? Išorinio prisirišimo nėra. Vidinės prisirišimas kaip nervinis prisiminimas. Paprasčiausiai tai buvo giminės programa kaip užbaigimo. Ir tas personažas Rimanto, jis kaip robotas vykdė tos programos kryptį, negalvodamas be smegenų. Realizatorius programos. Galima pažiūrėti, kaip dabar Rimantas visą tai priima, matydamas jį laisvą. Iš pradžių jo nepažįsta.
neutralus. Įdomu, kad niekas iš jų nieko nenori. Vienas nuo kito nieko nenori. Pažaidė ir išsiskirsti. Ir kai mes pamatėm Vytautasą, kaip kokią dabar pavidalus jie apsireiškia, kas link ateities ir praeities. Bet priekyje pasieina 180 laipsnių laukas apžiūros ir labai daug kelių. Ir kaip viskas nubražyta. Ir dabar ta praeitis, kokiam pavidalė dabar apsireiškia, kokia vibracija. Kaip upė bėga. Tai yra tai komfortiška. Taip. Kad į priekį stumtų. Perrašė praeitį. Jo, nebeliko šito betoninių lakštų, tų perrengimo nebeliko. Ir kokie gali būti agregorai matricos sistema. Yra akmenys pririšimo. Pagalbininkai nuleidimo galvos. Kaip su kryžium smūgis. Smūgis nuolankumo. Ir ką reikia apreikšti per visą ūgį. Atrodo kaip dvi žvakės, o atspindys kaip kaukolės ir kaip kad prieš mirtį. Kaip kažkas tokio. Ir jis nulenkė galvą prieš mirtiną energiją. Kaip pažaidė su ją, kaip kad jinai būtų stipresnė. Tai Vytautas, taip. Todėl jis nežiūrėjo į ateitį. Mirtina energija tik dėl to, kad joje nėra tavęs. Ar tu pasiruošęs ją atgaivinti ir performuoti? Viso, nuo ko mes bėgom, mūsų gąsdina. O kaip mes ten įveinam, tai čia tai būna dalis mūsų ir baimė ištirpsta. Ir tai tik pradėjo įsiskverbti ir jis pradėjo su savo resursu pakėlė iš tą visą srautą iš vidaus ir pradėjo su juo bendradarbiauti su tuo srautu. Pasidarė netikras, kaip iliuzorinis. Kaip kad prarado jėgą, dekoraciją, kaip miražas. Ištirpo lauke, kaip holograma. Ir viskas turi prasmę tik tada, jeigu tu apie tai galvoji, jeigu tu pradedi kitaip galvoti ir viskas informacinis užpildymas keičiasi. Ką dar norisi irgi pakeisti, ištirpdyti, peržaisti. Jis išžiūri į replikantus, antrininkus, kas per vienį. Jis juos vadina, jis vadina juos padirbtais, kaip kopijas labai blogos kokybės. Bet jis jaučia jų sunkumą. Jie tokie maži kareivukai, vaikiški. O kaip galima atjungti nuo savęs ir nukreipti srautus į savo esmę, į savo srautus.
o pas jį noras atleisti. Bet dabar teisingai tu pasakei, kai paėmėm šitą vaikišką magiją, o būtent tas fantazijas, jis netgi svajojo apie blogą. Jis svajojo apie tai, kad kas nors, kad nieks neįvyktų. Ir jisai prifantazavo savo, kad kažkas geresnis, kažkas protingesnis. O dabar visi tie versijos geriausios savęs paimk savo. Tu geriausias. Tu esi tobulas. Aplink tave sukasi pasaulis. Užtenka atsistoti ir pasukti ir tu tai pamatysi. Ir kas dabar vyksta? Jisai paėmė iš jų resursą. Taip įdomiai elgėsi su jais. Toks įspūdis, kad jisai daug su jais laiko pragyveno. O po to kaip ištirpdo juos. Išvalo juos iš erdvės. Toks džiaugsmo nuojauta. Ir ta matrica, vadinama, jėgos pozicija buvo apversta ir dabar jisai gali ją surikiuoti savo kristalą kaip į kažkokį, kaip į puzzlus, kaip į fantasy ir įdėti ir prasukti ašį ir išrikiuoti į aktyvaciją. Ir pas jį buvo, kaip atrodo, kad netaip stovėtų. Buvo pasukta į šoną. Taip, kad būtų ar didinasi, ar mažinasi. Jis keičia vietą ir šviesos būseną. Ir plečia visas pusės. Tai netgi ne tas kristalas, kaip vadinamas stiklas, kuris didina spindulį ir tas spindulys perdegindavo save. O dabar jisai atvirkščiai iš savo taško didėja. O kada fizinis kūnas reaguoja tai, kaip kad lengvesnis pasidarė, manevringesnis. Tiesiog jaunesnis pasidarė. Kaip vidinių resursų pasidarė daug daugiau. Dabar su to nauju išeitinio kodu galime įveikti į gimimą ir paskelbti apie savo teises, apie savo valią. Užeina. Labai greitai. Ne po savim, bet koreguoja pradinį giminės kelią. Viską stavyti į savo vietas. Visus puzzlus sudėlioja į reikalingas vietas. Anksčiau nereikėjo elementų, o dabar išreikėjo viską. Galima dar galima visą tą situacijas prašviesti, tą emocinę prievartą.
labai buvo daug geltonos spalvos tokio bjauraus atvežė, kaip senas plastikas. Dabar viskas balta. O kaip dabar visi reikėjo balansas vidinė, išorinės būsenos. Greitas, bet tuo pačiu saikingas. Eina toks kaip spiralinės judėjimas, kaip išsisukimas. Ir erdvė per save praleidžia, kaip turbina ar variklis. Ir jį persuka, dirba. Praleidžia per save daug resursų. Kuo daugiau daro, tuo daugiau pasidaro įgūdžio to valdymo to. Šitą erdvę. Taip. Gerai, einam į momentą dabar, į šviesos laukus, į antipasaulį. Šviesos laukus išlygina. Pas jį buvo visai sukeisti šviesą, sutvarkė antipasaulį, kaip atrodo kaip duobė, kaip spąstai miške, kaip daro slėptuvė miške, kaip su kuolais. Dabar yra, kaip jis ten užeidavo į tą lauką, ir dar daugiau išneždavo nuo savo mintimis. Kaip dabar atrodo. Nuimaisi visą tai. Perreikioja viską. Visas gaudyklės viską perdirbo, viską išėmė. Ir fizinį planą einam. Pirma, į ką žiūri, tai stuburas ir galva į viršų traukia, kaip kad galva kelia. Savo kaip atrodo, kad nepakankamai išaugo. Jis net įsitraukia save. Pradeda nuo stuburo į skirtingas pusės. Skeletą visą pertvarko. Vidiniai organai užspausti. Jis mažai pulsuoja ir užspausti. Duoda didesnę amplitudę. Ir pilvą. Ir dabar, kad laikyti užspaustą spazmoje, irgi tas suspaudimas, irgi reikalinga tam energija. Kur dabar tas momentas? Galbūt kur dabar tas momentas? Tai yra baimė, tai yra, kur jis lokalizuojasi. Pats pirmas impulsas buvo galvoje ir pilve, o saulės leisgynyje, o po to jisai atsirado nugaroje. O dabar iš pradžių galvoju, kaip galima būtų užgesinti tą tašką ir deaktyvuoti, išjungti. Toliau saulės leisgynyje,
nuima šitos, kaip tos trumpinimus. Ir prasidėjo augimas. Ir dabar pusrutuliai persistato kairys, dešinys. Ir tiesiog dešinys pasidarė labai toks dangaus spalvos. Ir kiti organai pradėjo teisinga linkme judėti. Kaip kūnas, kaip mechaninis laikrodis pradėjo kiekviena spiruoklė pradėjo teisingai judėti. Dabar kiti energijos centrai, kaip nugaros. Pasidarė judrumas. Ketvirtinės juostos pradėjo pasidarė kaip sparnai. Kaip nuo rankų, kaip paukštis. Energija. Spaustas dabar matau, kaip jisai tą meilę duoda tam vaikui. Dabar neturi laikas neturi esmės, viskas vyksta čia ir dabar. Ir dabar vaikas gauna daug daugiau, būtent to, ko negali duoti net tėvai. Kaip matai dabar tą vaiką. Aš matau, kad tas berniukas atsipalaidavo galų gale pailsėti. Dabar netgi jam pavydė, nors nesupranta dėl ko. Jam dabar nieks negrasina, nėra jokios pavojaus. Taip. Energijos perteklius tai yra nebuvimas baimės. Dabar per kraujo sistemą, per limfą, limfa truputį užkišta. Kaip uždelsimai išvalo, ištempia širdį, lengvai išlygina. Kraujas per daug nešvarus, dabar galime pastatyti kaip filtraciją su žemės branduoliu. Kaip dabar procesas atrodys. Pravalo kraują, išfiltruoja. Tokie kaip smeigtukai buvo kraujyje. Viską išfiltruoja. O tie smeigtukai kaip kažkokie virusai. Jas galima irgi deaktyvuoti. Taip, iš vidaus trauma buvo. Išima. Išvalė kraują. Visą kapiliarinę sistemą. Išrikiuota. Širdis pulsuoja. Kraujotaka gerai sutvarkyta. Išrikiuota. Ištiesinta. O ketvirtinės irgi išrikiuotos. Reproduktyvinė sistema. Gali truputį garsiau sakyti. Reproduktyvinė, hormonalinė
kaip kad pauzė ant pauzės būtų. Aš irgi tą pastebėjau. Tai ne filtracija, o kaip nugaros organai pertempė, kaip kad laikyti askezę. Irgi atpalaiduoja. Ir tą susikaupusią energiją dabar galima išleisti. Taip. Išrikiavo. O kaip dabar vyksta smegenų, kaip atmintis, kaip viskas sistemos, virškinimo sistemos, kaip su ją, nes taip yra kartu susišaukia labai. Jie dirba truputį skirtingai. Tarp jų nėra balanso. Kaip kad sinchronizuoja tarp savęs, išstato į savo pulsaciją. Jis per kūną palieka kaip švarą, vienintelį vieną tempą organizmo. Kaip kūnas dirba be spaudimo ir spaudimas normalus. Ir kiti organai aktyvuojasi ir pradeda aktyviai dirbti. Plaučiai. Taip. Viskas įsirikiavo, harmoninė sistema, viskas tolygiai įsirikiavo. Ir dabar aspektai realizacija savęs, finansai, susiekimas su kitais žmonėms, santykiai. Buvo labai silpni. Takai, kurie trūko, dabar naujus išrikiuoja. Pasitikintis, spalvoti. Užpildyti srautai pasidaro. Labai lengvai prisijungia. Ir finansai, ir santykiai. Fizinė būsena. Kaip tu matai finansinį srautą? Dabar ar kaip buvo? Dabar kaip? Jis gan didelis ir pasitikintis. Kas dėl jo cirkuliacijos, kas svarbu, dėl ko jis negali gyventi vienas. Jame taip pat įpilime energiją, santykių iš sveikatos, įdomią realizaciją. Ar yra taip pilno paveikslo? Kaip jinai prijungta, tai jinai vientisa. O kaip nėra
labai panašiai į printerio konstrukciją, kaip tokios galvutės įvairių spalvų. Ir kiekviena galvutė kažką kito spausdina, o gaunasi bendras spalvotas vaizdas. Bet dabar žiūrėk į tai, kad pas berniuką buvo pas Vytautose. Įdėta į jo supratimą, kad jis blogesnis už kitus, kad jis nevertas. Jis tai galėjo atsispindėti į kitus. Ir tai blokavo ir finansus, ir tame plane. Ar viskas švaru? Tu pasaulio centras. Tu, kame reikalauja erdvė. Kaip galim dabar savo lentyną padėti. Ir dėl to ir seniau jis nerasdavo vietos, kad tie srautai nedaveidavo iki jo. Buvo ploni, mažiukai. Labai silpni. Kažkur trūkdavo. Nėra kur eiti ir nėra kam eiti. O dabar daugiau švaros. Ir jie iš jų formuoja savo lauką, savo spalvom. Ir dabar pradėjo kaip sinchronizacija šito, kaip vienas vientisas universalus srautas. Ir dabar organai, kiti organai pradėjo aktyviau kvėpuoti. Ir kaip tas pats principas, kaip su ta betoninė plyta buvo. Ir pradėjo eiti į kojas. Kojas pradėjo judėti. Nu, dabar tai jau taip. Dabar net žemę apsuko. Erdvė švari. Dabar jūs būsite mano karalystėje, o ne aš jūsų. Aš dabar jūsų paviešinsiu. Tai dabar maksimaliai dabar prašviečiam. Ar viskas gerai? Kaip jausmai? Kaip jausmas? Tada grįžkit. Žemė, grįžkit. Įjungit mikrofoną. Ar yra klausimų? Kažkokie procesai eina pas jį. Ar klausimų? Нет вопросов. Jis verkia. Aš irgi. Aš irgi. Mama sūnaus, aš irgi supriešičiau visus. Ir tą patį, ir tos praeinančius, kurie norėtų pakenkti. Nu tai ką, gyvenkit, švieskit, pas jūs labai didelė jėga, ją reikia paprasčiausia, ją reikia gyventi. Jos nereikia ieškoti aplinkoje. Nelaukite stebuklo, patys darykite stebuklus. O dabar įdomu, išėjo technika šitam seansui. Daleiskim, vyksta įprastinė situacija, kažkokie tai žmonės, kažkokie nemalonūs. Ir aš čia reaguoju įprastinai, dėl to, kad yra kūno įpratis. Jinai nuėjus, bet ne iš anksto, ne iš karto. Ir tuo momentu reikia paklausti savęs, kas aš tai situacijai. Tai yra aš tas, kuris nuleido galvą ir susitraukė.
jeigu aš, jeigu aš reaguoju. O jeigu po to aš klausiu, o kas yra tai situacija man? Ir tada aš atsitęsiu ir žiūriu į tą situaciją. Ir visai kitaip. Iš viršaus į apačią. Taip mes galim keisti protą, kuris mus veda į senus įpročius. Ir pradėti valdyti tą situaciją. Ne jinai manim, o aš tave valdau. Tai įdomu, kaip galim naudoti gyvenime. Tai bus įdomu. Ir bus įdomu kurį laiką ir galim perstatyti. O biomechanikui yra įdomus pratimas, kaip einam ir negalvoja ne apie baimę. Ir tiesiog einam ir žiūrim į tolį. O kaip mes tik tai bijom ir pradedam žiūrėti. Mes pradedam žiūrėti savo kojas ir mes kažkaip galim užkliūti ir būkim. Tai kažką neši. Svarbiausia neišpilti, bet jeigu žiūri, stebėjai, tai būtinai išpilsi. Tai ką, tradicinis klausimas, ar galim publikuoti seansą, ar galima, ar lieka su jūsų? Galim publikuoti. Ačiū. Labai įdomus seansas. Mes ant ryšio galim netgi telefonus palikti. Kažkokius tai klausimus mes visada atsakysim. Tai ką, švieskite, švietėkite, dėkojame jums. Ir aš jums atsiųsiu. Jis susiformuos ir aš jums atsiųsiu. Ačiū jums labai. Viso ko geriausio. Iki pasimatymo.